video bus žmonėm, kurie dabar išgyvena kažkokią krizę, asmeninę krizę, šeimos krizę link skyrybų, kažkokio darbe, draugystėj, tiesiog gyvenime. Tai pirmas dalykas, kai yra krizė, žmogus dažnai pasiduoda emocijom ir būtent tai būkliai, kad viskas yra blogai ir jūs galit taip net įsivaizduoti, kad yra ta ašis X, ašis Y ir yra minusinė dalis, kad tuo metu jūs krentate tą duobę minusinę ir iš šitų emocijų jūs bandot išspręsti kažkokias tas problemas, išeiti iš tos krizės. Ir dažnai, pavyzdžiui, skyrybos, emociškai, su pykčiai, su viskom išsiskiriama, net nepagalvojama kaip kas ir kur. Iš darbo, jeigu ten, pavyzdžiui, yra konfliktai, su vadovu nesutarė, su kolektyvu nesutarė, irgi iš tos emocijos pradeda ieškoti arba išeina iš darbo tiesiog į gatvę. Tai patarimas, kai jūs jaučiat, kad jūs esat toj minusiniai daly, tiesiog sustokit ir ieškokit pagalbos, ieškokit palaikymo, pritarimo kažkokio, tam, kad jūs emociškai ištrauktų nors į nulinę tą tiesiog kitą liniją. Jeigu, aišku, į pliusinę, tai dar geriau, bet nors į nulinę, nes tada jūs nedarysit sprendimų kažkokiu būtent iš emocijų, emocijom vedami, o jūs galėsite įjungti logiką. Taip, nes emocijos yra svarbios, bet dažnai, kai būna blogai, tai emocijos tiesiog užvaldo ir jūs verdatos toj emocijos sriuboj ir jūs net negalit logiškai galvot, negalit analizuoti. Man tai blogai, pavyzdžiui, su vyru, kada aš pasiruošus dabar viskam. O kas toliau? Gerai, pasakėt, kad aš išsiskirsiu, aš išeinu iš darbo ir kas toliau? Ir jūs išeinat ir su vaiku ant rankų, su kreditu kažkokiu, o kas toliau? Ir būtent tas sustojimas, paleidimas, apsiraminimas, jisai gali užtrukti, tikrai gali užtrukti net ir, pavyzdžiui, jeigu dėl konsultacijų, ne viena konsultacija, žiūrint kaip intensyviai ir kaip jūs tiesiog sugebėsit apsiramint, paleisti ir atsiribot. Žinot, kaip iš šono pasižiūrėt, kaip lyg žiūrėtumėt į kažkokį teatrą, į aktorius, o aš kaip žiūrovas pasižiūriu į šitą situaciją. Kad pasižiūrėt, o ką aš galiu toliau daryti. Logiškai pagalvoti, išanalizuoti, kokie gali būti sprendimo būdai, kokie gali būti būdai tolimesni, tokie keliai, padaryti keletą variantų. Gerai, jeigu būtų taip, tada taip, jeigu taip, taip. Ir būtent tada įsijungia tą logiką ir jūs galite priimti logiškus ir tikrai gerus sprendimus. Nes iš tos emocinės būklės jinai būna neigiama. Taip, jums yra blogai, bet įsivaizduot, jums yra blogai ir jūs išeinat dar ten, kur blogiau. Nes ten tada jau bus dar sunkiau. Čia jūs nors kažkokį, tą žinot, kaip ne inkarą, bet kažkokį tokį plaustą medį gabaliuką turi tam, kad laikytis dar kažkur gyvenamąją vietą, darbo užmokestį, kuriuo jūs galėsit sumokėti kreditą, kažkokius žmonės, kurie tiesiog turi būti jūsų gyvenime tam, kad galėtumėt gyventi. Ir kai jūs tiesiog atsistojat morališkai, psichiškai, emociškai, kad viskas, dabar galiu kažką daryti ir va tą išleisti orą, kad tikrai man palengvėjo. Nes va, po sesijų tai būna, kad ateina emociškai ir tada, kai padarom technikas, išsiaiškinam tą visą procesą, kai aš matau, kad žmogus jau jaučiasi tikrai gerokai aukščiau, geriau, tai net jisai padaro taip, išleido, nes man palengvėjo. Ir iš šitos būsenos aš galiu planuotis sprendimo būdus. Tai tas, kas link skyrybų, tas, kas link išėjimo iš darbo, tas, kas link sugriovimo viso savo aplamai gyvenimo būdo, aplamai tokio gyvenimo, net kas link savižudybės, sustokit. Sustokit, pabandykit surasti žmogų, kuris jums rezonuoja, kurio iš vidaus pajust, išgirst, kad man reikia pas šitą žmogų.
Vieną kartą nieko neatsitiks. Nors vieną kartą. Tas vienas kartas gali būti tikrai lemiamas. Ir tiesiog kaip ištrauksiu su kokiu šitų sitelių arba su meškeriu, tiesiog arba su gelbėjimo ratu. Tiesiog, kad jums paduos, viskas, aš nebeskęstu. Taip, aš kažkur nežinomybė, bet aš laikausi su gelbėjimo ratu. Vienintelė sesija gali tikrai daug ką pakeisti. Bet tam, kad tai vyktų, tai jūs turit nueiti, turit kreiptis būtent dėl tos pirmos sesijos.